Šita įmonė nelegaliai pasileido Facebook reklamą ir sugeneravo 17 potencialių klientų po 2,26 eurus, kai tuo tarpu rinkoje dažniausiai moka po 5, po 10, kai kurie nežinau kodėl. Ir kodėl nelegaliai, to sužinosit, bet prieš tai pasižiūrim video, kaip jie tą padarė, tik nesijuokit. Jeigu jūs turite kondicionierių, kuriam reikia pagalbos, o gal iš viso neturite ir norite jį turėti, tai spauskite mygtuką žemiau. Mes esame kondicionierių karaliai. Kondicionierių karaliai dirba visoje Lietuvoje, garantuojame aukštą kokybę, gerus prietaisus, šitas nelabai geras, jau senas, mes jį lupsim lauk, galim ir išlupti ir sudėti ir suremontuoti. Tai spauskit, gaukit pasiūlymą, ta prasme spauskit nuorodą žemiau, gaukit pasiūlymą ir mes su jumis susisieksime. Paprasta, aišku, ir 9 komentarai galim pasižiūrėti, kokie, visai įdomus. Štai, domina, kuriame mieste esat, Vilniuje, kiek kainuoja, senų neturit pardavime, neturim. Arvidas sako, aš turiu, Darius parašė, paėm, žmonės susidraugavo, geros kainos. Tai kodėl tai nelegalu? Dėl to, kad šita įmonė visiškai neegzistuoja ir tai buvo eksperimentas, kuris visai įdomiai pasiteisino.